Tai šis darbas gerai atliktas? Jūs manot, kad čia gerai padaryta? 7-8 mm skirtumas. Labai viskas blogai, tragiškai. Reikia perdaryti. Važiuoju. Mes susidurime su tokia problema, kad mūsų trapas, kur paklėjotos plytelės, paprasčiausiai nelabai gerai viskas suvesta. Linijos šokinėja ir nėra lygiai. Pasižiūrėkime drauge, kaip čia dabar atrodo ta situacija ir ką mums prireiks daryti. Ar paprasčiausiai čia patepti ir taip užteks ir praslys, ne? Arba vis dėlto sprendžiam šitą problemą. Pasižiūrėkime iš arčiau. Štai čia sumontuotas lazerinis nivelyras ir mes sukame į kairę. Mes matom, kad linija sueina ir čia irgi tas pats, linija sueina. Bet kame problema? Jeigu pasižiūrėti štai taip, aš sakyčiau kažkur tai 7-8 mm skirtumas. Ir mes net galim matyti, kad ta siūlė mažėja ir vat šitoj vietoje jau viskas daugmaž gerai. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas ir vat šitoj vietoje nelabai gerai sueina, aišku, sunkiausia vieta. Taip, čia tokia sunkiausia vieta ir toj vietoj tai aš dar suprasčiau. Nu, tai jeigu yra taip, pilnai visos siūlės labai sunku suvesti. Bet tokios užduoties ir nebuvo. Ką mes dažniausiai darome tokiose vat situacijose, kaip dabar. Reikia viską išardyti, ta prasme tos plytelės, kur yra dušo padas, apatinė ta dalis. Taip pat ant tos metalinės, ant pačio trapo, ta metalinė dalis, kur ant viršaus paklėjotos tos plytelės, reikės perklėjoti ir viską suvesti, kad visos linijos sueitų. Net ir tokios minties nebuvo bėgti ir susitarti su užsakovu, gal paliekama, ne, gal taip vat gerai bus. Ne, taip nebus gerai. Siūlau ištaisyti šitą situaciją ir pasižiūrėti, kaip turi atrodyti normalus, geras, gražus rezultatas. Dabar visų pirma, ką padarom? Išimkim tą metalinę juostą prie trapo, kur priskirta, ir tada išardom šios plytelės. Aš galvoju, kad šitą 1, 2 ir 3 nuimsim, o šitą su ją padirbsim ir aš manau, rezultatas bus geras. Reikia išardyti, aš nežinau, kiek viskas priklijuota, tai pasižiūrėsime. Ar labai lengva nusiimti tos plytelės, pašalinti jos iš čia. Tai žinokite, iš viso labai sunkus procesas ir nėra lengvas. Aš siūlau dabar prapjauti. Taip, vat išplauta, atrodo štai taip. Dabar išdžiovinsim, o paskui ir pasiklėjosim čia plytelę vėl atgal. Iš viso mums reikėjo nuimti 3 plytelės. Dabar šitą jau suformuota ir formuosime toliau. Dabar išgruntuota čia, tegul viskas džiūna. Ir žinot ką, kai mes išiminėjom šitą plytelę, trupučiuką išdraskim paviršutinį tą sluoksnį. Tai prireikė ir jos nuimti. Bet nusėjame viskas gražiai tvarkingai, kai kur, aišku, su izoliacija, bet ta hidroizoliacija kartu su betonu, su to viršutiniu sluoksniu. Tai dabar išgruntuojam ir pripjaudinėsim plytelės. Štai, matot, pirma jau suformuota, viskas lygiai, linijos idealiai lygios,
Va tokio rezultato aš ir norėjau. Ir aš galiu pasakyti, kad mums labai pasisekė, nes porą plytelių mes kaip tik ir turime. Galėsime dabar viską pripjaudinėsime su kampiniu šlifuokliu, kad būtų viskas idealiai ir lygiai. Jau su tą paprastą staklę nenaudosim ją, nes ten būna taip, kad ne visada lygiai pjauna. Taip, šiam kartu tokie buvo darbai atlikti, mes viską išardėm, panaikinom visus klijus, tada išgruntavom ir pradėjom pripjaudinėti plytelės. O taip pat užstipėm hidroizoliaciją. Hidroizoliaciją reikės dar vieną sluoksnį uždėti, nes tuose vietose, kur nusilupo kartu su visa ta hidroizoliacija, reikia užpildyti, kad sukibimo procesas būtų labai geras. Ir kol kas tai paliekam, nes jau viskas 8 valandą, o reikia nors kažkiek tai ilsėtis. Sugrįšime prie šių darbų rytoj. Antrą dieną ir mes su jumis tęsim mūsų darbą. Pagrindinis darbas padarytas ir šios 3 plytelės jau užpjautos. Pasižiūrėkit, viskas gerai, tvarkingai. Tai čia iš šitos pusės mažas gabaliukas yra, o štai ten, anam gale dar reikia pripjauti ir vieną plytelę. Tai va šitą darbą būtinai reikia šiandien padaryti, viską išklijuoti, kad rytoj mes su jumis galėtume glaistyti visas siūlės ir labai greitai pridavinėsime pilnai visą objektą. Toliau mes su jumis darome taip pat, kaip ir buvo prieš tai, hidroizoliacija, porą sluoksnių, ant viršaus klijai ir ant pačių plytelių su šukom dedam klijus ir viską klijuojam. Va taip viskas ištaisyta ir liko ta juostelė, kur yra trapas. Ta vietą pasiklijuosime rytoj, nes šiandien mes negalim nuimti tą lyginimo sistemą, o jinai mums maišo. Pačioj pradžioj, kai visada pasirodė, kad o dieve, nedaug dieve, kiek čia to darbo. Bet po trupučiuką ir susitvarkėm. Bet dabar šis rezultatas atrodys tikrai kokybiškai ir užsakovas bus laimingas ir patenkintas, nes visos linijos sueina. Bendras vaizdas štai toks ir neužilgo sužinosim, kaip jie vis dėlto gavosi bendras rezultatas. Nes trūksta šitos juostelės, pasižiūrėsim, kaip ant jos paklijuotos tos plytelės. Šis darbas atliktas labai puikiai gavos, labai gražiai. Aš net nekantrauju su jumis pasidalinti rezultatų, ant tiek man pačiam patinka, bet reikia turbūt viską pabrėžti, kaip padaryti tokią reziumė. Mes padarėme klaidą, mes padarėme ne taip, padarytas buvo brokas, bet ir mes suradome kamegi reikalas, tą kreivumą, nelygumą, kaip nori taip ir pavadinkit, broką, ir mes, ir jūs, drauge, su mumis ištaisime šitą neteisingai padarytą darbą. Mes net neturėjome tokių minčių tartis su užsakovu, gal Jonai paliekam, liktai, kai mes užeinam į šitą vonę, viskas gražiai, ne, jeigu būtų čia ir stiklas, pertvara iš stiklo, mes net nematytume, kad va, ta linija nesueina, bet kai mes pereinam į dušo zoną ir tiesiai žiūrim į apačią, tai va, ta linija nesueina. Ir galiu pasakyti, kad mūsų standartams neatitinka. Tai dėl to mes užsakovui nieko nesakėm, o ištaisim visą broką ir dabar viskas atrodo idealiai. Dar norėčiau tarti porą žodžių, kad vat skubėdami, nes dažniausiai būna, kad ir mano užsakovai skuba kuo greičiau pradėti gyventi naujose patalpose, remontuose, kur jaukiai, gražiai ir ant nosies šventės, ne? Bet neskubėkite, nes 3 dienos mums reikėjo, kad vat sutvarkyti šitą darbą ir džiaugsmas bus 10, 15, 20, 60 metų. O skubėdami paprasčiausiai jūs sutaupysit 3 dienas, bet paskui visų ten 60-100 metų žiūrėsite į tas vat kreivas linijas. Vat su tokiais žodžiais noriu užbaigti šį vaizdo įrašą. Dabar viskas atitinka mūsų standartams. Eime žiūrėti ir iki sekančio vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime jame. Rezultatas.